Sveiki, tai šiandien papasakosiu Jums, kas yra PDF siuvimo brėžiniai. Čia turiu pavyzdį, kaip tai atrodo. Tai PDF yra brėžiniai skirti siūti savo kažką, juos atsispausdinate namuose su spausdintuvu. Matote, jie yra išskaidyti į A4 dydžio lapo formatą. Tai gaunasi taip, kad jūs turite daug lapų ir juos po to turite apjungti ir sudėti. B5, B4, va. Vieną mažą pavyzdį parodysiu. Va, čia taip matot, susijungia. Tai va, ir šitos linijos, čia yra jūsų dydžių linijos. PDF brėžiniai visada turi visus dydžius. Kai kuriais atvejais, kai kurie pardavinėja ir ne visus. O kaip žinoti, kuri yra jūsų linija, tai jinai yra štai čia. Ir čia yra dydžiai. Ir kai žinote savo dydį, matote prie jūsų dydžio kokia yra linija. Tai va, jeigu, pavyzdžiui, jūsų 40, tai jūsų linija atrodo štai taip. Ir tada jūs, kai susidėsit detalės, tai jūs savo randate čia liniją ir pagal tą liniją išsikerpate savo dydžius. Tai vat, esminis dalykas, ką reikia žinoti apie PDF siuvimo brėžinius. Viskas tikrai yra labai čia paprasta atsispausdinti. Mano atveju su brėžiniais kaip yra dar, aš gal parodysiu vėliau. Jie neturi paraščių, tai jums nieko nereikia daryti, tiesiog sudėti lapą vieną šalia kito, suklijuoti ir išskirpti. Nes kiti konstruktoriai ar pardavėjai, nes labai dažnai ne konstruktoriai pardavinėja brėžinius, o šiaip kokie dizaineriai, tai jie turi visokias paraštes, kurias reikia apkirpti, užlankstyti, suklijuoti ir tik tada galite kirpti. Aš padariau taip, kad visų šitų dalykų nereikia daryti. Tai daugam tada būna toks, nesupranta, kaip čia dabar yra, kad nėra tų paraščių, bet aš vėliau jums parodysiu, kaip tai atrodo. Tai dabar einam, parodysiu jums, kaip juos atsispausdinti. Taigi, tai mes atsisiunčiam failą, PDF-ą ir tada čia viskas yra angliškai, bet čia viskas labai paprasta. Čia yra lekalų kodas, siūlės yra visada įskaičiuotos ir kokios tai yra siūlės yra parašyta čia, arba bus website prie brėžinio, tada yra parašyta, kiek yra detalių ir kiek bus puslapių. Čia linkai gali pasikeisti ir šitie gali kai kurie neveikti, tai visada visko ieškokit internete. Tai ką mes dabar darome? Spaudžiame file ir spausdinti. Tada pasirenkam savo spausdintuvą. Pasirenkam pradžiai tik tai pirmą lapą. Tada spaudžiame scale. Čia įrašome 100%. Ir viskas. Spaudžiame print. Ir dabar einam prie spausdintuvo. Pasižiūrime, kad lapai visi būtų tikrai gražiai sudėti, nes kitu atveju gali nesutapti linijos. Dabar, kai turime atspausdintą lapą, pasižiūrim, ar šitas kvadratėlis yra 5 cm ant 5. Ir kaip matom, jeigu čia bus koks milimetras, tai žinokit, nieko baisaus, viskas ok, vat kaip mano atveju čiut. Tai čia viskas gerai. Ir tada mes einam spausdinti likusių lapų. Tai dabar darom vėl tą patį file, print. Ir galit arba viską spausdinti, arba pasirinkti, kadangi jau pirmą lapą spausdinom, tai nuo 2 iki 18, kadangi matom, kad yra nuo 1 iki 18. Tai tiesiog nespausdinsim antrą kartą pirmo lapo. Ir tada čia įrašom vėl 100% ir spaudžiam print. Viskas. Dabar laukiam, kol atsispausdins. Štai, spausdino
visi brėžiniai. Turim visą krūvelę. Ir dabar kaip atrodo visas procesas. Tai kaip matot yra A1, A2. Tai A1 visada pirmas, A2 tada dedam, A3, palauk, perimsiu kitą ranką, A4, A5, A6. Čia labai daug pas mane dabar į šitą liniją eina. Va, A8, A9 ir B1, matote, ne? Tai žiūrėkit, čia A1 ir eina iki A9 ir tada B1. Tai B1 yra sekanti eilutė ir tos sekančios eilutės vėl tie skaičiai. Ir matot, jau biški matosi, kad susideda, atsiskleidžia mūsų detalės va rankovė. Čia vat priekio detalė. Ir va taip lygiai taip pat sudedam toliau. 6. Čia aš palygiuosiu po to dabar. Taip biški belė kaip dedu. Sunku čia su viena ranka. Filmuoti ir dėti. Nu va. Ir dabar, aišku, ne ant kilimo tą reikėjo daryti. Turim labai gražiai sudėti, kad čia nebūtų tas tarpelis. Turi gražiai visi kampučiai susidėti. Va taip va. Nu va, aš toliau tenais dabar neparodysiu, parodysiu su šituo. Čia dar biškai taip negražiai. Nu ir vat pavyzdžiui, ne? Dabar va šitas va yra gražus. Jūs kaip matot, čia yra toks tarpelis. Tai šitas tarpelis yra dėl to, kad spausdintuvas negali taip arti atspausdinti. Bet čia jeigu paimtume pieštuką, tai mūsų šitos linijos jos tiesiog gražiai susijungia. Oi, dabar nesukliavau. Negaliu prispausti, tai čia įsivaizduokit, kad eina linija. Nes tiesiog neatspausdina spausdintuvas. Kiti, kurie būna daro brėžinius, jie dar daro tokias užlaidas. Jas reikia arba užlankstyti, arba dėti vienas ant kito ir klijuoti. Aš pasistengiau padaryti patį paprasčiausią variantą, taip, kad čia nieko nereikėtų daryti, tik tai va taip sudėti ir su lipnia juosta dabar suklijuoti ir išsikirpti. Tai kaip buvau pasakojus, jūs turėtumėte išsimatuoti ir pasižiūrėti, kuris dydis yra jūsų tas dydis. Tarkim, mano yra 36, aš žinau, ne? Tai mano 36 linija yra tiesiog tiesi linija. Tai aš, kai suklijuosiu, imu ir pagal savo šitą liniją išsikirpu tas detalės. Dar kitas patarimas, jeigu norėsit pasisiūti, pavyzdžiui, ne tik savo, bet ten mamai ar draugiai dovanų, kokį kitą dydį, tarkim, nes jau kitas dydis, tai aš tada rekomenduoju nekirpti iš šitų lapų, o įsigyti va tokią va plėvelę. Čia dabar 2 sluoksniai, tai ne taip. Ir vat dėti ant viršaus ir su markeriu persibrėžti ir tada įsikirpti tą dydį. Išsikelti, žodžiu, iš čia. Arba kepimo popierių galit naudoti, irgi jisai persišviečia, bet kas persišviečia ir galit uždėti ant viršaus ir persibrėžti. Tai tokiu būdu jūs galite išsikelti ne vieną, o kelis dydžius, nes jeigu dabar aš tai dabar kirpsiu tik savo dydį, tai reiškia, kad visi dydžiai dings. Nu, nebent links man tie mažesni, jeigu kada reikėtų, galėčiau apsikirpti ir turėti mažesnį. Tai va, nu dabar suklijuosiu, parodysiu, kaip suklijuotas atrodo ir išsikirpsiu gal čia porą detalių. Na va, štai ant viršaus tiesiog paėmiau ir užklijavau. Dar kitas patarimas, klijuokit tik ten, kur eina detalė, nes šitą dalį jūs vis tiek nukirpsit. Tai nebūtina ten šiaip, va iki čia nebūtina klijuoti. Tai svarbiausia, kad būtų suklijuota visas vidus. Va čia, va, matot, suklijuota ir čia suklijuota, nes po to
tiesiog tabaluos, nebus tokia gera detalė. Nu ir va, kadangi žinau dabar, kad mano šitas dydis, einu išsikirpsiu jį. Tadam. Nu va, ir turiu savo rankovės S dydžio lekalą. Čia beje dar informacija yra angliškai, tai svetainėje rasite išversta į lietuvių kalbą. Plius dar gali būti prie linijų pažymėta fold line, tai čia yra fold line reiškia irgi lenkimo linija. Tai va, mano rankovė, čia dar kokia informacija, kas per detalę, tai rankovė ir kart 2, tai reiškia 2 vienetai. Ir nepamirškit, kad rankovės ten dar kitos detalės, tarkim, jeigu 2, tai viena pusė tokia, o kita turi būti atvirkštinė pusė, nes kairė ir dešinė. Visada nebent parašyta kitaip. Tai va, viskas. tą padarom su visom kitom detalėm. Jeigu viską darysit taip, kaip parodžiau, tai jums tikrai nebus jokių problemų niekada su lekalų spausdinimu. Tai dabar, ką dar norėčiau pasakyti dėl visų šitų brėžinių, tai pas mane pasikeitė visa šita sistema, aš dabar pardavinėju tik taip pačius šitos brėžinius, viso aprašymo aš nebepardavinėju, nes pastebėjau, kad ten reikia vis kažką pakeisti, tai man reikia perdavinėti visus PDF'us ir panašiai. Ir daug paprasčiau gaunasi tiesiog rašyti website. Ir pavyzdžiui, dabar va tas kodas, kuris yra štai čia, leka 105 pavyzdžiui, ne? Tai jeigu jums reikia kažkokios informacijos, jūs įvedat pas mane website, ten per vidurį yra langelis leka 105 ir jums iškart randa šitą brėžinį. Ir jeigu aš ten atnaujinsiu kažkokią informaciją, kažką papildysiu, kažką dadėsiu ir panašiai, jūs visada ten rasit. Kaip pavyzdžiui, ankstesnių atveju, jeigu aš kažką atnaujindavau, pakeisdavau, aš jau į PDF-ą nebegalėdavau pakeisti. O čia visą laiką galėsiu vis kažką dadėti, galbūt sugalvosiu kažkokių naujų idėjų, tai sudėsiu linkais tenais rasite. Jeigu kažkokių idėjų įsikvėpti ar dar kažką, žodžiu, visas veiksmas apie pačius brėžinius vyks ten. Ir bus pastoviai papildoma ir taip toliau, tai galėsit pasižiūrėti. Kitas dalykas, kadangi jūs gaunate tik tai pačius brėžinius, jūs nebegaunate tos instrukcijos, tai jūs ir nebegaunate siuvimo instrukcijos. Čia yra pats svarbiausias dalykas, nes dažniausiai tai būna siuvimo instrukcijos. Aš nusprendžiau, kad ne su visais, bet su turbūt visais pačiais naujausiais, kurie bus lekalai, aš darysiu mini blogus. Tai bus aiškesnis pristatymas pačių gaminių. Tai aš nufilmuosiu, kaip tai atrodo, kaip tai susiūta pakomentuosiu, parodysiu esminės detalės, duosiu kažkokius patarimus. Žodžiu, bus daug video medžiagos apie patį tą gaminį ir kas mokate siūti, tikrai suprasite, kaip reikia gaminti ir kaip daryti, nes pas mane tų labai sudėtingų drabužių nebūna ir jeigu bus kažkokia sudėtinga vieta, tai aš ją būsiu nufilmavusi ir parodžiusi, kaip reikia daryti. Tai va, nes iš principo, jeigu jūs bent kažkiek mokat siūti, tai jūs kaip ir susigaudysite visada, kaip pasiūti. O ten, pavyzdžiui, jeigu kažkoks paslėptas užtrauktukas ir panašiai jo siuvimas, jo ir taip pas mane nelabai būdavo, nes tai yra kaip ir atskira pamoka, kaip tą daryti. O tokias pamokos išmokyti sudėtinga yra, čia reikia atskirai filmuoti, atskirai daryti individualią pamoką siuvimo, to užtrauktuko siuvimo. Tai va, tai pas mane dabar liko taip, kad yra tik aprašymas, kuris visada bus website ir lekalai, kuriuos jūs nusiperkat. Tai siuvimo instrukcijos nebėra, bus tik tai blogas ir apžvalga to gaminio. Tai va, tai tikiuosi, kad jums labai nesklandumų kažkokių nesudarys. Bet jeigu ką, tai visada žinokit, kad galit man paskambinti, geriau skambinti, nei rašyti.
Ir aš jums paaiškinsiu. Na, aišku, galite parašyti atsiųsti nuotrauką ar dar kažką. Bet visada jauskitės drąsiai, tikrai atsakysiu, jeigu kažko reikės. Ir šiaip tai rekomenduoju, jeigu jūs esate visiškai naujas žmogus tame. Aš tai asmeniškai išmokau siūti per YouTube, žiūrėdama YouTube pamokas, bet labai rekomenduoju pasiimti kažkur tai kursus ar individualiai, nes jeigu jūs mokysitės tokiu būdu, jums bus kankynė. Nes yra labai daug dalykų, kurių jums parodys, jūs iškart suprasit, iškart pagausit ir jums nebebus problemų. Bus problemas nebent, kai jūs nežinosit, kai gausit vis naują ir naują gaminį, kaip čia ką sujungti, kaip sudėti. Bet tai yra procesas ir kurį laiką jūs galbūt šiek tiek pasikankinsit. Labai rekomenduoju išlaukti ir iškentėti šitą laiką, nes tiesiog vėliau jūs pagausit principą, kaip tai veikia ir jūs jau netgi nujausite, kaip reikia daryti, o jeigu nežinosit, biškį paguglinsit ir tikrai rasit ir galėsit pasisiūt beleką. Ir šiaip tai nebūtina laikytis kažkokių instrukcijų, kaip pasisiūti tą ar tą, nes pasiūti variantų, kaip tai įgyvendinti, yra labai daug. Tai nėra taip, kad galioja tik tai vienas būdas, kaip tą pagaminti, yra daug būdų. Tai šitas irgi nepamirškit, kad egzistuoja dalykas, jisai irgi palengvina. Ir tiesiog stenkitės pradėti nuo paprastesnių gaminių, kad pajaustumėt, kaip siuva, kaip veikia pati technika. Ir taip vis sunkinkit tą savo levelį. Dėl to aš ne veltui esu įrašiusi prie gaminių, koks tai yra siuvimo lygis. Tai jeigu jūs esat naujokė, tai pirmą bandykit, kai jau pirmo to taškiuko su vienetuku bus išbandyta, tada jau imkit su 2 taškiukais ir taip tada kelkit vis daugiau. Ir tikrai veiksit. Arba pasižiūrėkit su kiekvienu gaminiu tą mano įrašytą blogą ir pasižiūrėkit, įvertinkit, ar jūs galit tai įveikti. Tikrai lengviausia yra pradėti nuo kokių treningų su overloku siūti. Sudėtingiausia yra su visokiais šilkais, pižamom, slidžiom medžiagom, ne dėl pačio siuvimo, o gal netgi labiau dėl sukirpimo. Nes visi šilkai ir slidžios medžiagos, jos labai taip juda ir ten durniuoja sukirpimo metu. Ir labai dažnai būna iškerpama kažkaip įstrižai, kryvai ir tada nebesusisiuva, nebesueina galai. Ir tada gaunasi gaminys iš vis persisukęs arba kreivas. Tai žodžiu, ne man gal čia visą šitą tiek komentuoti, bet tiesiog noriu įkvėpti, kad jeigu ir bus blogai, nesmerkit savęs per daug, tai yra procesas ir kuo dažniau siūsit, tuo greičiau pajausit tą malonumą, o po to jau, žinokit, atsirakins tas visas, nežinau, fainumas, kada galėsit perdaryti ir savaip, kaip jūs suprantat, tada išmoksit šiek tiek jau to ir pačio konstravimo, nes per tuos pačius blogus aš jums papasakosiu, kaip aš keičiu, kaip aš kažką darau ir kaip jūs galėsit tą pasidaryti. Nes tikrai bus daug tokių, kur aš naudosiu tą patį brėžinį, bet darysiu pakeitimus kažkokius arba naudosiu kitas medžiagas ir aš visą šitą rodysiu ir jums pasakosiu, jūs lygiai taip pat išmoksit viso šito proceso su laiku. Tai tikiuosi, kad bus įdomu ir bus vertinga ir manęs nenusmerksit labai dėl to, kad nėra ten tų siuvimo instrukcijų, kadangi mano darbas šiek tiek dabar keičiasi ir visas šitas reikalas greičiausiai nebebus jau toks pagrindinis mano darbas. Tai tiesiog nebegaliu tiek daug laiko skirti ir darau labiau taip, kaip man patinka ir labiau taip, kaip aš tą matau. Ir, ir tiek. Tai kitą kartą jums papasakosiu, kas yra PLT failas. Nes PLT failas jau yra skirtas žmonėms, kurie nori pardavinėti pagal šiuos brėžinius pasiūtus gaminius. Tai yra jau profesionalus failas. Tai va, daugiau apie jį sekantį kartą.